Sveiki, sveiki, su jumis sveikinasi Emais. Taigi, ar jūs šiuo metu darot tai, kas jums patinka? Ar jūs šiuo metu siekiat savo tikrojo savęs, norimo savęs? Ar jeigu ne, tai tada klausimas, ką darot šiuo metu? Ar pavyzdžiui, ką žinau, ar pavyzdžiui sportavot ir dabar grūdat savo burną pilną tiesiog šlamšto. Ar, pavyzdžiui, iš viso šiandien nebuvot kur nors ten, kur norėjot būt, pavyzdžiui, sportuot sporto salėj. Ar, pavyzdžiui, nedarot tiesiog tos dalies projekto, kuri jums labiausiai nepatinka. Ar jūs, pavyzdžiui, dabar kažkokią priklausomybę turit ir dabar darot tai. Ar jūs, pavyzdžiui, tiesiog žiūrit šiaip savo visokius vaizdo įrašus, kurie ateina vieną po kito. Ar jūs bandot kažkaip praleisti visą laiką už akių, kaip pavyzdžiui, kaip būna labai pas daug žmonių, kad dirba darbą, dirba nenorimą darbą ir tiesiog bando visą savo dirbamą laiką tiesiog paimti ir kažkaip prastumti kuo greičiau. Jeigu taip darot, tai, ką žinau, tai reiškia, jūs tai darot ir tiesiog turėtumėt susimąstyti, kaip jums tai padeda, kaip reikėtų pabandyti išeiti iš tos viso užburto rato, kaip reikėtų, ką žinau, tiesiog paimti ir nedaryti to, kaip paimti ir gauti drąsos pakankamai, kad tiesiog paimtum ir eitum savo linkme, savo norimą linkme. Tai yra sunku. Pradžia visada pati sunkiausia, bet kažkaip tai reikia pradėti. Duosiu, pavyzdžiui, pavyzdį. Šią savaitę aš darau tokį iššūkį, kur aš nežiūriu specialiai YouTube'o. Tai nuo 4 dienos čia prasidėjo visas šitas dalykas ir aš tiesiog specialiai nežiūriu jokio YouTube'o, nes aš žinau, kad mano vienas iš linkmių, į kurią aš nueinu, tai būna, kad aš nenorint daryti savųjų darbų, nueinu į kitų žmonių kanalus ir tiesiog pradedu domėtis, labiau tiesiog paimu ir sėdžiu valandas. Tiesiog įžiūriu tos motyvacinius, edukacinius vaizdo įrašus arba tiesiog entertainmentą. Ir ką, ir sėdi. Tas pats kaip prie televizoriaus, galima sakyti. Ir ką? Jis sėdi. Ir ką? Dabar paėmiau ir pasakiau savo, kad taip bent jau savaitę nedaryt. Man visai smagu. Aš darau daug dalykų. Šito iššūkio dar nesugadinau reputacijos. Man smagu, čia dabar darau šitą vaizdo įrašą. Progresuoju po lėto, kalbu. Kas, pavyzdžiui, yra labai keista. Biški nukreipimas. Aš, pavyzdžiui, prieš 5-6 mėnesius net nebūčiau įsivaizdavęs, kad taip paprastai galėčiau prieš kamerą tiesiog kalbėti. Tai yra, wow, man iš tikrųjų. Viskas taip greit pasikeičia, jeigu tu taip stipriai norėsi to. Tas pats su jūsų visom neįdom, kaip čia pasakyti, tiesiog nuokrypiais. Pavyzdžiui, tiesiog šlamšto valgymas po džimo. Arba, ką žinau, ne pasivaikščiojimas tada, kada jūs norėt pasivaikščiot. Sėdėjimas prie televizoriaus. Viskas iš pradžių būna sunku, bet paskui, jeigu labai labai norisi, galų gale visada išeinama iš tų įpročių. Tai biški tiesiog pagalvojimo jum. Galbūt biški kaip čia pasakyti, inspiring, vėl tas pats žodis, blemo, užkrito. Įkvėpiau, gal truputį. Pabandyti išeiti iš to. Galbūt, pavyzdžiui, nežinau, nueiti, padaryti. Dar jūs galbūt netgi galit. Galbūt nežiūrit. Dabar būčiau sakęs, galbūt nežiūrit šio vaizdo įrašo dar kol kas naktį, bet jeigu jūs žiūrit šitą vaizdo įrašą naktį, jūs vis dar galit paimti, išjungti jį ir daugiau nebežiūrėti jokių vaizdo įrašų ir eit miegot.
Nes jums reikia. Nu, jeigu jums reikia. Ir tiesiog, va taip va. Galbūt sunku, galbūt pirmą dieną neišeis, bet jeigu mano, pavyzdžiui, šita mintis pasiliks pas jūs, nieks nesako, kad jūs kitą dieną to paties, jeigu tas pats įvyks, negalėsit padaryti kitą dieną. Aš va to labai tikiuosi, kad aš tai jum įvedu, kad tiesiog gerai, nepadarius šią dieną, galit visada kitą naktį padaryti tai. Nu dieną, naktį, nesvarbu. Supratot, man atrodo. Jėtus. Myliu aš jūs, gerai? Myliu. Visi turi žmonės visokių problemų. Aš irgi čia ne kažkoks dievas, blamba. Tai jo. Tiek šiandien. Bandykit. Bandykit, pakankamai norėsit, išeisit. Taip visada būna. Pakankamai norėsit, įvykdysit. Pakankamai norėsit, pasikeisit. Taip viskas ir veikia. Gerai. Iki.